Labadiena, mėlieji! Pristatome naujausius šios savaitės pletkus. Arizonos valstijos gyventoja automobiliu pervažiavo savo vyrą, sužinojusi, kad jis nedalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose. Policijos duomenimis, Holly Solomon neigiamai vertino dabartinio valstybės vadovo Baracko Obamos politiką ir tikėjosi, kad jos vyras atiduos savo balsą už kandidatą Mittą Romney. Kai paaiškėjo, kad vyras pasielgė kaip nesąmoningas pilietis ir ignoravo rinkimus, įtūžusi žmona, sėdėjusi prie visureigio vairo, ėmė vaikyti savo sutuoktinį po automobilių stovėjimo aikštelę ir galiausiai jį partrenkė. Moterį sulaikė policija, jai gali būti pateiktas kaltinimas dėl fizinio smurto sunkinančiomis aplinkybėmis. Pati moteris teigė, kad norėjo tik pagąsdinti vyrą, bet per klaidą paspaudė akseleratoriaus pedalą. Po apkaltinamojų nuosprendžių pasibaigusios bylos dėl vagysčių iš šokio projekto dalyvių dainininkė Irma Jurgelevičiūtė vis rečiau matoma viešumoje, tačiau tikina, kad iš muzikinio pasaulio neketina trauktis ir toliau aktyviai koncertuos. Maža to, atlikėja neslėpia, kad jau sudėliojo taškus ir savo asmeninėme gyvenime. Daugiau jame nebebus jokių vyrų. Dabar būsiu viena, iki būsiu močiutė, žurnalistams pareiškė Irma Jurgelevičiūtė. Taip geriau. Paklausta, kodėl sulaukusi 41 metų davė tokius įžadus, atlikėja juokavo, kad buvę jos vyrai siekė viešumos ir apie bendrą gyvenimą pasakodavo žurnalistams prieš televizijos kameras. 3 kartus ištekėjusi ir tiek pat kartų išsiskyrusi, Irma Jurgelevičiūtė teigė, kad jai vyrai nebereikalingi. O kaip juos patikrinsi? Prie radiatoriaus juk neprirakinsi, kad neitų į televiziją, sakė ji. Nors ir viena, tačiau dainininkė nesijaučia vieniša ir liūdna. Tai jeigu aš esu ne vieniša, tai nereiškia, kad vyras šalia. Turiu gerų draugų, šeimą, turiu į ką atsiremti, sakė ji. Irma Jurgelevičiūtė teigė, kad kol kas neplanuoja palikti Lietuvos, nors šiuo metu daugiau laiko praleidžia už jos ribų, Jungtinėse karalystėse. Moteris neslėpė, kad dažnai koncertuoja. Niekur nepabėgau, visi mano daiktai, investicijos, mano atradimai ir praradimai kol kas yra Lietuvoje, sakė ji. Buvusi grupės Dinamika dainininkė teigė, kad nors dar nesibaigė teismai dėl vagysčių iš šokių projekto dalyvių, tačiau ateis diena, kai visi šią istoriją pamirš. Mes visi ją pamiršime, tiesiog tik reikia laiko. Irmos Jurgelevičiūtės teigimu gerbėjai dažniausiai jai ir linki, kad greičiau baigtųsi šitas košmaras. Tiesa, prie teismo procesų ji esą jau priprato ir dabar jau ramiai kvėpuoja. Tiesa, teismo procesas gali baigtis dar negreit. Jeigu Irmos Jurgelevičiūtės bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas patenkins dainininkės ir jos advokato skundus, vagysčių byla bus iš naujo nagrinėjama apylinkės teisme. Laimingas lošėjas pasiekė naują loterijos Prancūzijos rekordą.
laimėjo kvapą gniaužiančius 169,8 milijono eurų, už kuriuos būtų galima nusipirkti kone 4 tonas aukso. Vienintelis aukso puodo laimėtojas ankstesnį laimėjimo rekordą, pernai pasiektą vieno vyro iš Kalvadoso šalies šiaurės vakaruose, viršijo daugiau kaip 7 milijonais eurų. 7 laimingųjų skaičių turėtojas tikriausiai neliūdės dėl to, kad atsilieka nuo vienos britų poros, kuri rugpjūtį laimėjo didžiausią visų laikų aukso puodą – 190 milijonų eurų. Organizatoriai nenurodė, iš kurio šalies regiono yra naujasis laimėtojas. Kad ir kas jis būtų, atsiėmęs laimėjimą akimirksniu taptų 221 žmogumi Prancūzijos turtingiausiųjų sąraše. Laimėtojas turi 60 dienų pretenzijoms į laimėjimą pareikšti. Devyniolikmetė rokerio Bon Jovi dukra suimta dėl narkotikų laikymo po to, kai galimai perdozavo heroino bendrabutyje Niujorke. Policija ir medikai bendrabutį buvo iškviesti trečiadienio naktį. Jiems buvo pranešta apie galimai heroino perdozavusią merginą, ji nereagavo į aplinką. Stephanie Rose Bon Jovi, kuris studijuoja viename Niujorko universitetų, iš ligoninės paleista tą pačią dieną. Pareigūnai pirmiausia suėmė tame pačiame bendrabutyje kaip garsiojo rokerio duktė gyvenančią 21 studentę. Pas ją rastas nedidelis kiekis heroino. Vėliau, apieškojus bendrabutį, rasta dar daugiau heroino, marihuanos ir kitokių narkotinių medžiagų. Netrukus buvo suimta ir narkotikų laikymu apkaltinta John Bon Jovi duktė. Ji paleista su pasižadėjimu grįžti į teismą. Po 88 metų išsipildė kinų 100-mečių sutuoktinių svajonė nusifotografuoti per vestuves. 101 metų vyras ir 103 metų moteris susituokė 1924 metais ir išgyveno santuokoje beveik 90 metų. Kai jie tuokėsi, nebuvo galimybės nusifotografuoti, o sutuoktiniai iki šiol svajojo apie vestuvinės nuotraukas. Neseniai viena fotostudija išpildė jų svajonę ir nufotografavo senukus vestuviniais drabužiais. Moteris vilkėjo baltą suknelę, segėjo vualį ir laikė rankose skaisčiai raudonų rožių. Kate Moss vaikystėje rengdavo brolį mergaitiškais drabužiais. 38 metų modelis nuo pat vaikystės domėjosi mada. Sesers jį neturėjo, tad perrengdavo brolį Niką mergaitiškais drabužiais ir vadino jį Silvija. Ji pasakojo: "Man labai patiko drabužiai, perrengdavau brolį mergaite. Jo vardas buvo Silvija. Perrengdavau jį ir liepdavau eiti prie durų, pasibelsti ir paklausti mamos, ar Kate ateis į kiemą. Turiu jo nuotrauką. Jis būdavo su apgamu, netikromis krūtimis, panašus į Liz Taylor. Brolis neprieštaraudavo. Jis rado nuotrauką ir man ją įrėmino ir užrašė: Kate, su meile, Silvija."
Didžiojoje Britanijoje nuteista moteris, kuri 3 metus skuto savo mažam sūnui galvą ir antakius, kad visi manytų, jog jis serga vėžiu ir kad jį galėtų gauti socialinių išmokų. 36 metų moteris, kurios vardas ir pavardė neskelbiami, prisipažino apsimetinėjusi, kad jos sūnui taikoma chemoterapija. Per 3 metus jį neteisėtai gavo per 85 000 svarų sterlingų. Dėl to už grotų moteris praleis 3 metus ir 9 mėnesius, skelbia Britanijos spauda. Teismo posėdžio metu paskelbta, kad moteris skuto savo sūnui galvą ir antakius nuo 4 iki 7 metų amžiaus. Moteris teigia, kad jos sūnus serga vėžiu ir skuto jam galvą bei antakius. Taip pat teigia, kad jos kiti vaikai turėjo įvairių negalių, kurios niekada nebuvo diagnozuotos, teismui sakė prokurorė. Taip pat paskelbta, kad atostogų metu savo sūnų įvežiojo invalido vežimėliu, kad galėtų pramogų parke be eilės patekti į atrakcionus. Moteris prisipažino kalta dėl 1 kaltinimo žiauriu elgesiu prieš vaiką, 8 kaltinimų sukčiavimu ir 1 kaltinimo padirbus gydytojų laiškus. Aktorius ir šokėjas Gytis Ivanauskas vėl turės pamiršti automobilio vairą. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 32 metų vyrui uždraudė 1 metus vairuoti bet kokią transporto priemonę. Tokios sankcijos Gytis Ivanauskas sulaukė, nes buvo sulaikytas neblaivus prie automobilio vairo. Tai jau 2 kartas, kai aktorių ir šokėjo policijos pareigūnai sulaikė neblaivui vairuojant automobilį. Prieš 4 metus jam taip pat buvo skirtas draudimas vairuoti transporto priemonės. Uždrausdama 12 mėnesių vairuoti bet kokią transporto priemonę, Gyčio Ivanausko administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjusi teisėja aktoriui taip pat skyrė 1000 litų baudą. Tiesa, tai minimali sankcija, kokią galėjo skirti teismas. Nutarime skirti administracinę nuobaudą teisėja pažymėjo, kad Gyčio Ivanausko atsakomybė lengvina tai, jog jis prisipažino padaręs pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi, tačiau atsižvelgia į tai, kad anksčiau jis yra baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Ketvirtadienio rytą Gytis Ivanauskas buvo kviečiamas į teismą, tačiau jame nepasirodė. Iš anksto teisėjams atsiuntė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Savo prašyme aktorius taip pat nurodė, kad esą labai gailisi dėl padaryto pažeidimo ir prašė taikyti įstatyme numatytą išskirtinę lengvatą. Skirti teisės vairuoti transporto priemonės atimimą trumpesniam terminui nei sankcijoje numatytas minimalus. Vairuotojo pažymėjimas man yra būtinas darbe, neturint jo sustotų visa mano vardo teatro veikla, rašė Gytis Ivanauskas. Be to turiu problemų su sveikata, dėl ko pėsčiomis negaliu įveikti didesnių atstumų. Skirdamas minimalią nuobaudą teismas į šį prašymą atsižvelgė. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražios ateinančios savaitės.